Į masinį ginčą dėl Lietuvos krepšinio įsitraukė ir Gitanas Nausėda. Prezidentas nusivylė, sako, tikėjosi gerokai daugiau ir mato, kad sistema akivaizdžiai neveikia. Klaidas, pasak prezidento, ištaisyti bus sunku. O tokia rinktinė su NBA žvaigždėmis yra tiesiog per stipri taip pralaimėti. Bet gerokai įdomesnė Mindaugo Balčiūno reakcija. Krepšinio vadovas, sako, kalbėjo su prezidentūra ir sulaukė palaikymo. Tai netiesa. Tikrai neslėpsiu, tikėjausi gerokai daugiau. Tikėjausi pergalių. Labai daug pasakantys prezidento žodžiai. Dar vakar Mindaugas Balčiūnas LNK teigė, kad nepatekimas į pasaulio čempionatą galėtų net išeiti į naudą, neva komanda būtų supurtyta. Bet supurtytas jau dabar kiekvienas krepšinio sirgalius, tarp jų ir aukščiausiasis šalies vadovas. Pirmiausia, matome, kad tikrai sistema neveikia. Kieno tai yra konkreti atsakomybė, iš tikrųjų reikėtų labai atviro pokalbio, kiek žinau, toks pokalbis praktiškai net šiuo metu vyksta arba ką tik įvykęs. Turbūt ir menkai krepšiniu besidomintis, jei tokių yra, žino, kad Lietuvai pasaulio čempionatas jau beveik nuplaukė. Paskutinė stipri Rimo Kurtinaičio mintis, kad tragedijos daryti nereikėtų. Nors panašu, kad nuo šios rinktinės jau nusisuka Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis. Dabar turbūt reikia labai savikritiškai įvertinti. Ir po tokių prezidento žodžių Balčiūno įrašas Facebook'e. Mieli draugai, krepšinis laimingas turėdamas tiek sirgalių, net pačių reikšmingiausių. Ką tik kalbėjau su prezidentūra, palinkėjo didžiausios sėkmės nesiblaškant ir sprendžiant situaciją. Padėkojau. Prezidentas vėliau patvirtina, kad su Balčiūnu nekalbėjo. Ką turėjo omeny krepšinio vadovas minėdamas prezidentūrą, pati prezidentūra atsakyti negali. Konstatuoju tik tai patį faktą. Pagal tai, kokius resursus, kokį žmogiškai kapitalą mes įdėjome į šitą rinktinę, rezultatyvumo šitos rinktinės tiesiog netitinka lūkesčių ir tai nėra tik tai kažkoks moralinis nusivylimas, tai yra tiesiog objektyvus fakto konstatavimas, kadangi rinktinė buvo per stipri pralaimėti. Klausimas, kokią rinktinę pavyks suburti treneriui rugpjūtį, dar ir kuriam treneriui tą reikės daryti, lieka atviras. Tarsi užbėgdamas už akių, prezidentas prabyla apie debiutavusi Buzelį, kuris įspūdžius apibūdino taip: paukštis narve negali skristi. Pirmiausia, noriu padėkoti Mato tėvams, kad įskiepijo savo sūnui supratimą, kad žaisti už Lietuvą yra kur kas daugiau negu žaisti tik už dar vieną kažkokią komandą. Tai yra žaidimas už trispalvę, už tautą. Kas treniruos rinktinę ir kokie dar pokyčiai laukia, paaiškės per artimiausias 9 dienas.